dabar trumpai, stengsiuosi kuo trumpiau jums papasakoti, kaip aš pati, kaip mama, kaip žmona, jaučiuosi gatvėje, parduotuvėje, bibliotekoje ir visur kitur. Kiekvieną minutę, kaip žengiu pro namų duris. Mums teko gyventi kitoj Europos šaly. Ir pasakysiu, kad nejaučiu skirtumų. Tikrai. Mano Mikoliukas truputį kosti serga, tai jam reikia pagalbos, mamos glėbio. Tai tikrai jau dabar kažkaip susikaupia, ar ne? Aš, vedžiodama šituos 4 vaikus šalia savęs, Lietuvoje nebesijaučiu tokia didvyrė lietuvaitė, kad gyvenu čia, kad grįžau iš emigracijos, kad puoselėjau tą mūsų kraštą, kaip tai galiu. Nes tie vaikai tokie, kokie yra, ar ne? Ir tai truputį, sakyčiau, įdomu. Man, pavyzdžiui, labai įdomu stebėti žmonės. Labai įdomu stebėti, kaip jie reaguoja, kaip jie kalba, kaip šypsosi, kaip kvėpuoja netgi. Jūs patikėkit manim, bet kiekvieną iš jūsų aš galiu suprasti netgi iš atsidusimo. Toks, sakykim, ar ne. Ir aš nesureikšminu savęs tikrai. Aš nemanau, kad kiekvienas eidamas gatve galvoja apie mane. Aš netikiu, kad jūs neturit problemų ir tik, dūsaujat apie mane. Ne apie tai. Bet labai trumpas pavyzdys. Virš mūsų gyvena šeima su 3 vaikučiais. Mano supratimu, jie abu yra tos pačios tautybės. Bet aš irgi girdžiu juos kartais kalbant kitą kalbą, ar ne? Kieme ar kažkur prie automobilio. Ir viskas su tuo yra gerai. O dabar, sakykim, mano klaidelė, ar ne? Mano galbūt toks minusas, kurį aš pripažįstu, kad aš niekada jiems nepasakiau labas rytas, labą dieną arba viso gero. Skirtingai negu visiems senjorams. Ir mano vaikai ir aš, mes tikrai visus sveikinam ir pasisveikinam ir atsisveikinam. Tai šią savaitę su sūnum, kuris yra moksleivis, ėjau pasimti 2 savo darželinukus. Priešais mus ėjo moteris su vežimu, stūmiai. Ir aš tikrai nuoširdžiai, aš nežinau, kad jinai mūsų kaimynė. Prieinam iki darželio, įeina į vidų. Einam toliau. Aš sakau, Jokūbai, sekam paskui tą moterį, nes mums reikia atidaryti duris, mes rakto neturim. O jinai sako, atsisuka ir sako, aš jums atidarysiu. Sakau, palaukit, jūs turit 2 vaikus? 3? O jinai sako, ir jinai jau eina prie mūsų durų, kurias mes turim atidaryti. Jinai atidaro, sako 3, sako, o aš 4. Jis sako, aš žinau, aš virš jūsų gyvenu. Aš padėkojau ir įėjau. Bet man buvo labai keista. Kad mane žino kažkaip. Tai aš turiu omeny, kad tas bendruomeniškumas tikrai turi egzistuoti, ar ne? Mes tikrai turim kalbėti, susipažinti. Bet kita vertus, kodėl aš turiu visiems pasakoti savo istoriją? Irgi taip labai skamba, ar ne, kai dabar YouTube kalbu visiems apie kas aš čia tokia ir iš kur atėjau. Tai juokinga, ar ne? Bet kalbant apie tolerancijos dieną, tai man svarbu pabrėžti, tikrai, savo šeimos vardu, pabrėžti, kad toli gražu, ne kiekvienas iš jūsų pasitinkat labai išskėstom rankom ir mano vaikučius, ir mano pasirinkimą, kad jie tokie. Mykolas sako, subscribinkit. Tai žodžiu, taip.
Netgi buvo nuotykis paskutinis, jau čia mano dalykas, nuotykis Lidl parduotuvėje, aš buvau viena su vyru ir mums labai reikėjo pagalbos, kaip čia, savitarnos kasose. Mes 2 kartus kvietėm tą vyruką ir jis atėjo ir vėl atėjo. Ir galiausiai šalia mūsų stovėjo vyras. Jis atsiliepė telefonu ir kalba. Dabar klausykite, įdėmiai, jisai kalba. Aš parduotuvė. Žinai, čia privažiavę visokių. Nu, negerai. Nu, taip, va, tie negerai, tikrai. Jie atvažiavo čia, nu, aš nežinau. Tai, žodžiu, aš nereaguoju, aš privalau nereaguoti, aš pasirenku nereaguoti, man įdomu, kaip ir minėjau, man įdomu, kas iš tikrųjų jūsų košėje verda. Ir iki Mykoliuk. Palinkėjimas kažkaip mano būtų tai tolerancijos dienai, tam galbūt perskaityti, ar ne? Perskaityti žodinę, kas ta tolerancija, iš kur jie ateina ir nuo ko prasideda. Ir tada, manau, kažkaip pradėsim gilintis, pradėsim suvokti, kame tas tolerantiškumas ir kam jis gali būti. Žmogui su negale, senyvo amžiaus žmogui, vaikui, kitos rasės, kito tikėjimo žmogui. Ir aš pabrėžiu žmogui. Mes visi tik žmonės, ne gyvūnai. Ir dabar klausimas jums. Jeigu gerbiamas mokslininkas Darvinas mums sako, kad mes čia sėdim tokie, kalbam, jaučiam, suprantam dėl to, kad atėjom iš beždžionių, tai tada kodėl 200 metų kai kurie zoologijos sodai jau egzistuoja ir tos beždžionės nesikeičia juose, nemutuoja, nepavirsta mumis. Galbūt mano vaikai pamatys, gal jos pavirs zoologijos sode, kartą po 500 metų atsistos beždžionė ir išeis tokia kaip mes, pradės skryminti, YouTubinti.